galvijo skerdinos mentės dalies išpjaustymas ir išgyslinimas. Tikslas – saugiai ir kokybiškai išpjaustyti ir išgyslinti galvijų skerdinos mentės dalį. Siekiniai – pasirinkti saugaus darbo priemonės ir pasiruošti įrankius. Saugiai atlikti galvijų skerdinų mentės dalių išpjaustymą ir išgyslinimą. Išvardinti produktus, gautus išpjausčius ir išgyslinus galvijų skerdinų mentės dalį. Nurodyti tolimesnį jų panaudojimą. Laikyti saugaus darbo, sanitarijos ir higienos reikalavimų. Reikalingos priemonės. Išpjaustymo ir išgyslinimo peiliai, kurių geležčių ilgis 10–15 cm ir 15–20 cm. Peilių ašmenų suvedimo įrankis, elektrinis arba rankinis galastuvas, žaliava, galvijų skerdinų mentės. Apsaugos priemonės, metalinė tripirštė arba penkiapirštė pirštinė, metalinis tinklelis prijuostė, plastmasinė arba nertinė rankos apsauga iki alkūnės. Darbo eiga. Mentės dalį padėti vidinę pusę ant stalo. Mentės kaulų į save. Mentės keterą užpjauti iš abiejų pusių, kad mentė lengviau išsiplėštų. Mentę apversti išorinę pusę ant stalo ir pasukti dilbio kaulų į save. Peilio judesiu nuo savęs atskirti mėsą iš dešinės, po to iš kairės dilbio kaulo pusės. Kartu su dilbiu užpjauti ir abi petikaulio pusės. Atskirti mėsą nuo dilbio kaulo paviršiaus ir apipjauti alkūnės gumburą. Perpjauti alkūnės sąnario sausgyslės, jungiančias dilbį su petikauliu. Pašalinti dilbio kaulą. Mentę pasukti 180 laipsnių kampu, mentikauliu į save. Mentę užpjauti iš įgaubtos pusės. Perpjauti peties sąnario jungiamuosius audinius ir raumenis, jungiančius mentę su petikauliu. Nupjauti mėsą nuo mentės paviršiaus, atskirti ją ir nuo kremzlės. Kremzlę įpjauti. Dešinę ranką imti už mentės kaulo galvutės, o kaire remtis į petikaulio gumburą ir išplėšti mentės kaulą. Pašalinti mentės kremzlę. Pašalinti mėsą nuo petikaulio skridinio. Petikaulį pakelti 90 laipsnių kampu, pjaunant iš viršaus į apačią. Atskirti nuo jo mėsą ir jį pašalinti. Išpjausčius galvijų skerdinų mentės dalį gauta mentė be kaulo, mentės petikaulio ir dilbio kaulai. Mentės išgyslinimas. Darbo eiga. Išpjaustytą mentę padėti po audinę pusę ant stalo. Peilio judesiu nuo savęs mėsą supjaustyti į atskirus raumenis.
Gauta storoji mentės dalis, pomentinė, vidurinė mentinė, dilbinė, mėsa nuo dilbio kaulo. Pašalinti sausgyslės pomentinės šiurkštumas, stambes plėves. Gauta išgyslintos mentės stambiagabaliai pusgaminiai. Smulkiagabalė mėsa dešrų gamybai. Riebalai, atliekos.